Labadiena! Sveiki atvykę į pirmąjį tinklaidės epizodą, vykdomą pagal Erasmus Plusas projektą, pavadintą akronimu MicroVivtex, kuris yra skirtas žinių įgijimui ir perdavimui apie mikroplastiko, mikroskiedulų išsiskyrimą iš tekstilės gaminių, jų poveikį aplinkai ir žmogui. Ši tinklaidė yra skirta kaip mokomoji medžiaga studentams, bet taip pat ir mokytojams, norintiems pagilinti savo žinias apie mikroplastiką. Projektas vykdomas kartu su partneriais. Lodžės technikos universiteto tekstilės ir dizaino fakultetas yra vienas iš partnerių, bendradarbiaujantis su universitetais iš Ispanijos, Graikijos ir Lietuvos, bei su graikų įmonė. Šiandienos laidoje pakalbėsime apie tai, kaip tekstilės įmonė Bilinskis kovoja su mikroplastiko išsiskyrimu apdailos procesuose. Mūsų viešnia profesorė Lucina Bilinska, kuri pasidalins savo įžvalgomis ir patirtimi šioje srityje. Labadiena, ponia Lucina. Sveiki, ponia profesoriau. Pirmiausia, norėčiau paprašyti jūsų kelių žodžių apie save ir, svarbiausia, papasakoti apie Bilinskį įmonę iš Konstantinovo Lockiego, kuri yra visame pasaulyje žinoma apdailos įmonė. Ačiū šį trumpą įvadą. Norėčiau pasakyti, kad esu mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus vadovė įmonėje Bilinski. Bilinski įmonė yra dažykla. Tai yra užsiema apdaila, dažymu, spausdinimu, megztiniu ir audiniu, daugiausia pločio gaminių. Mūsų klientai, tai yra pirkėjai, daugiausia yra verslo subjektai. Tai reiškia, kad mūsų veikla yra B2B tipo. Tai reiškia, kad mezgėjai, audėjai atveža mums žaliavas, tekstilės medžiagas. Ir mes pagal jų užsakymą suteikiame tinkamą spalvą ar tinkamą spaudą, atitinkamą apdailą ir tada toks paruoštas gaminys yra paimamas verslo kliento, o iš jo vėliau gaminami pavyzdžiui drabužiai arba tam tikri specializuoti gaminiai, tokie kaip pavyzdžiui uniformos arba pavyzdžiui agrotekstilė arba kokia nors speciali produkcija, tokie kaip pavyzdžiui garso izoliaciniai įdėklai Boeing kabinoms. Taigi, mūsų įmonės veiklos sritis yra gana plati. Taip pat klientai atstovauja įvairias šalis, daugiausiai Europos, ne tik Lenkijos klientai, todėl mūsų gamybos kokybės reikalavimai taip pat yra gana aukšti. Kadangi turi būti aukšta kokybė, suprantu, kad turite atitinkamai modernų įrenginių parką. Ar galėtumėte keliais žodžiais papasakoti apie šiuolaikinės technologijas, kurios naudojamos jūsų įmonėje? Būtent taip. Pagrinde klientai iš Skandinavijos šalių daugiausia dėmesio skiria tvariai plėtrai, žiedinei ekonomikai ir įvairiems sertifikatams įrodantiems ekologišką gamybą. Mes pritaikome savo įrangą inovacijoms, kurios šiuo metu yra tikimasi rinkoje. Turime naujausias mašinas, daugiausia dažymo ir stabilizavimo įrenginius apdailai. Šiuo metu taip pat keičiame apie trečdalį savo įrangos parko, o senesnio tipo dažymo mašinos, kurios veikia vadinamojoje didelės krotės dažymo vonyje, tai yra sunaudoja daug vandens, keičiamos į naujesnes mašinas. Tokios, kurios sunaudoja daug mažiau vandens, kad būtų generuojama kuo mažiau nuotekų. O mūsų veiksmai apskritai yra nukreipti į tai, kad būtume kuo ekologiškesni. Na ir čia iš jūsų patirties apdailos procesuose, dažyme, spaudoje tikrai išsiskiria kažkiek daug to mikroplastiko ar mikrosvalknų, kurie atsiranda šiuose procesuose. Ir kuriuose procesuose jūsų nuomonė pastebėjote daugiausia tų mikrosvaklanų išsiskyrimo? Gal pradėkime nuo pradžių. Kas paskatino mus kaip įmonę susidomėti mikroplastiko problema? Kas paskatino mus bandyti mažinti šias emisijas? Žinoma, pagrindinė priežastis buvo mūsų pačių stebėjimai. Tai yra, kai vykdame savo gamybos procesus, tų atliekų pluoštų pavidalų susidaro daug. Taigi turime tiesiog atliekas, kurios kainuoja. Antra priežastis buvo ir duomenys, kurie yra prieinami viešai tiek internete, tiek įvairiose žiniasklaidos priemonėse.
Duomenys yra patikimi, nes tai yra duomenys, kurie jau 2019 metais buvo paviešinti ES aplinkos apsaugos agentūros ir tiesiogiai susiję su mikroskaidulų emisija iš tekstilės gaminių. Ir paaiškėjo, kad tų mikroskaidulų per metus gali būti išmetama 500 000 tonų. Ir šis šaltinis yra tik, šaltinis, kuris apima tekstilės gaminių skalbimą. Tai reiškia, kad šie tyrimai yra labai siauri, taip? Ir šie tyrimai visiškai neapėmė jokių būdų šaltinių, kurie gali atsirasti pramoniniuose procesuose. Ir tai buvo antra paskata susidomėti šią temą. Toliau pradėjome ieškoti jau paruoštų receptų, tai paruoštų formulių, kurias kas nors galėtų mums pasiūlyti. Ką daryti, kad būtų išskiriama mažiau mikroplastiko? Arba kaip apskritai būtų galima išmatuoti, kiek to mikroplastiko susidaro ir ką su juo toliau galima daryti? Ir paaiškėjo, kad šis kelias nėra toks lengvas, nes dabar ES teisės aktai siūlo veiksmus tik labai bazinėme lygmenyje. Tai reiškia, buvo pasiūlyta toks Zero Waste reglamentas, kuris pasirodė maždaug prieš 2 metus, kuriame ES pateikė naujausius duomenis apie mikroplastiką, mikroplastiko šaltinius, tai yra platesnėme kontekste ne tik tekstilės, bet taip pat sutelkė dėmesį būtent į tekstilinį mikroplastiką ir pasiūlė tam tikrus veiksmus skirtus geresniam tekstilės gaminių ženklinimui. Taip pat akcentuojama, kad tekstilės gaminiai būtų geriau aprašyti pagal sudėtį ir galimą sintetinių pločių buvimą. Taip pat buvo sutelkta dėmesį į galimas priemonės, kaip mums, tekstilės gaminių gamintojams, būtų galima pasiūlyti būdus, kaip būtų galima išmatuoti tą mikroplastiko kiekį. Ir paaiškėjo, kad dėl šių ES inicijuotų veiksmų šis klausimas buvo perduotas ISO, tai yra Tarptautiniai standartizacijos organizacijai. Ir paaiškėjo, kad ši institucija tai tarsi specialiai tam skirta institucija, kuri iš tikrųjų turi priemonių pasiūlyti mums kažkokį paruoštą sprendimą, paruoštą receptą. Ir paaiškėjo, kad toks normų rinkinys skirtas mikroplastiko kiekiu ištirti iš tikrųjų buvo sukurtas. Ir buvo parengta pirmiausia toks pranešimas, kuris mums nurodė, kiek to mikroplastiko susidaro, leido nustatyti kiekius, tai yra suskirstyti į atitinkamas mikroplastiko kokybės klases ir pateikti mums būdus, kaip tas mikroplastikas gali būti nustatomas ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai. Ir mūsų įmonėje nusprendėme pasižiūrėti, kaip šis standarto rinkinys gali būti taikomas pramoninėje veikloje ir ar tai mums bus lengva, ar visgi sudėtinga užduotis. Ir paaiškėjo, kad ši užduotis nėra tokia jau lengva. Be to, galbūt žmonės, kurie kūrė šį standartų rinkinį ar šią teisėkūrą ir tie, kurie ES užsiėmė tekstilinio mikroplastiko kiekio įvertinimo, ne visai turėjo žinių, leidžiančių jiems pasiūlyti tinkamus metodus. Na, bet suprantu, kad įmonė turi savo metodus arba juos tobulino, nes per įmonės interneto svetainėje yra toks įrašas, kad ji pirmoji savo pramonės šakoje pasaulyje įdiegė išsamų procesinio vandens perdirbimo sistemą, kuri taip pat susijusi su mikroplastiko mažinimu. Būtent taip, tik veiksmai yra daug platesni. Todėl nesakivaizdu, kad mikroplastikas yra tik viena iš taršos rūšių, kurios randamos tekstilės nuotekose, o tokia, kurią lengviau pastebėti, yra spalva, atsirandanti iš dažiklių. Ir visas šis išsamus nuotekų valymo ir perdirbimo kompleksas yra daug sudėtingesnis. Jau keletą metų mūsų įmonėje kuriama sistema išsamiai valo nuotekas iki tokio lygio, kad jas galima pakartotinai panaudoti. Šiuo metu mes grąžiname apie 50% šių nuotekų, tai iš tikrųjų per parą sudaro daugiau nei 1000 kubinių metrų, taigi gana daug.
Gama daug. O mikroplastikas yra labai konkretus šios problemos aspektas ir reikalauja taip pat specialaus požiūrio, nes šiuo metu nėra jokio tikrai patikrinto būdo, kaip tą mikroplastiką sulaikyti, kaip riboti jo susidarimą, ką daryti su jau surinktu mikroplastiku. Nėra ir metodo ir iki šiol nebuvo atlikta jokių tyrimų pramoniniu mastu, kurie parodytų, kiek to mikroplastiko iš tikrųjų yra. Ir dabar gal trumpam grįšiu prie tų normų, kurias mums pasiūnė ISO. Jos turi tokį simbolį – 4484. Tai yra tekstilės normų serija, mikroplastikas iš tekstilės kilmės. Tai yra normos, kurios susideda iš 3 dalių ir suteikia mums galimybę, įrankius, kad galėtume pamatyti, kiek to mikroplastiko išsiskiria. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad pirmoje dalyje aprašytas mikroplastikas išsiskiriantis skalbiant tekstilės gaminius. Vadinasi, tai nėra visiškai metodika skirta pramoniniai veiklai, nes sąlygos yra kitokios. Antroje šios normos dalyje mums suteikta galimybė taikyti atitinkamas metodikas. Ir ten, pavyzdžiui, nurodyta Raman spektroskopija arba infraraudonųjų spindulių spektroskopija arba kitos sudėtingesnės metodikos, kurios, mano nuomonė, pramoniniu mastu yra labai ribotai įgyvendinamos, nes tai sudėtingos ir brangios technikos. Na, bet kaip bandote matuoti? Ar bandote matuoti ir riboti būtent? Būtent trečioje šios normos dalyje pateiktas svėrimo metodas, kuris yra lengviausias įgyvendinti. Ten galima skelbti tekstilę naminiu būdu, surinkti mikroskaidulas ir bandyti įvertinti jų kiekį pagal svorį, o tada apskaičiuoti, kiek to išsiskyrusio mikroplastiko buvo lyginant su sausu gaminiu, nuo kurio pradėjome. Ir tai yra toks kiekybinis rodiklis, kuris leidžia mums pasakyti, ar to mikroplastiko buvo mažiau ar daugiau. Ir tokį svorinį rodiklį panaudojame tam, kad įvertintume, kiek mikroplastiko iš tikrųjų realiai išsiskiria mūsų gamybos procesų metu. Ir paaiškėjo, kad to mikroplastiko yra gana nemažai, nes gavosi apie 250 mg viename kilograme gatavo gaminio. Tai reiškia, daug. Tai yra didelis kiekis. Taigi, ėmėmės veiksmų, ką būtų galima padaryti, kad to mikroplastiko būtų mažiau. Ir pradėjome testuoti įvairius technologinius variantus, įskaitant cheminių medžiagų dozavimą, naudojamo vandens kiekį, mechaninį poveikį. Ir projektas buvo tiek pažengęs, kad nusprendėme įsigyti naujo tipo dažymo mašinas. Tai yra padaryti tikrai didelę investiciją, siekiančią 100 000 eurų, kad sumažintume mechaninį poveikį, kuris, mano nuomonė, yra svarbiausias veiksnys, būtent išsiskiriant mikroplastikui iš tekstilės gaminių gamybos procesuose. Ir paaiškėjo, kad tuo momentu, kai pradėjome lyginti tradicinį dažymo apdailos būdą su tuo mikroplastiku, kaip jau minėjau, jo buvo apie 250 mg kilogramui. Tai yra toks RF rodiklis. O šiuolaikinėje technologijoje, kurią ištobulinome modernioje dažymo mašinoje, to mikroplastiko buvo tik 16 mg. Didelis skirtumas. Tai yra labai didelis sumažinimas ir manau, kad tai iš tikrųjų yra šuolis, kalbant apie emisijų mastą. Tai iš tikrųjų yra ištisas dydžio laiptelis žemyn, ar ne? Tai fantastiška, sveikinu, nes suprantu, kad šis mikroplastiko sumažinimas susijęs ne tik su mikroplastiko išsiskyrimu dažymo gamybos metu, bet taip pat tai vėliau turės įtakos ir vėliau ir naudojimo savybėms. Naudojimo savybėms, todėl kai nuostabu. Tačiau, kaip suprantu, tai yra didelės investicijos, tiek technologinės, tiek finansinės tam, kad... Taip, didelės darbo sąnaudos. Visų pirma, didelės žinių sąnaudos taip pat, nes turėjome įtraukti kelis žmonės. 5 žmonės dirbo prie šio projekto, 3 mėnesius, kad atliktume tik tokius preliminarius tyrimus. Ir visa technologų komanda, žmonės, kurie kūrė ir prižiūrėjo šį procesą gamybos skyriuje. Taigi čia buvo padarytos tikrai didelės
didelės investicijos, daug žmonių įdėta, kad iš tikrųjų prisidėtume prie to, jog šių emisijų būtų mažiau ir kad tikrai įneštume realų indėlį taip pat žinių prasme, ar ne? Arba kad pamatytume tiesiog kaip netgi šiuos paruoštus reikalavimus, kuriuos mums čia pateikia ISO, pritaikyti realioms gamybos sąlygoms. Nes, kaip jau minėjau, šie standartai yra orientuoti į tai, kad gaminį skalbiame laboratorinėmis sąlygomis. Surenkame pluoštus ant filtro, o tada tuos pluoštus pasveriame. Tai visiškai nesusiję su gamybos procesu, kur iš tikrųjų turime milžinišką dažymo aparatą, kuriame 100 litrų vandens cirkuliuoja tame įrenginyje. Ir tai visiškai nepalyginamos nei mechaninės, nei temperatūrinės sąlygos, ar ne? Taigi šiuo metu mums, kaip gamintojams, nebuvo pateikta jokio įrankio, kuris leistų realiai ir greitai vertinti tokią emisijos kiekį, tokį ir mikroskaidulų emisijos lygį. Ir tarsi dar nėra to suvokimo ES valdžios institucijose, kad šią problemą reikėtų nagrinėti šiek tiek iš kitos pusės, kad ir čia šaltinis emisijos yra reikšmingas ir kad globaliai tas indėlis iš gaminamų tekstilės gaminų tikrai yra reikšmingas, bet dar nėra įvertintas. Nes, kaip minėjau pradžioje, ES aplinkos apsaugos darbotvarkė tai įvertino skalbiant tekstilės gaminius. Būtent namų skalbimą taip ir mums buvo rekomenduota naudoti geresnius filtrus mūsų buitinėse skalbimo mašinuose, tai yra mūsų skalbiklėse. Na taip, bet tai visgi yra šiek tiek kas kita, ką pareigūnai nustato be kažkokių konsultacijų galbūt su įmonėmis, taip? Ir todėl įmonė Belinski iš Konstantinovo Lodžės yra ta pionerė veikiant ir kovojant, sprendžiant mikroplastiko problemas, mažinant taršą, mažinant vandens suvartojimą. Todėl labai nuoširdžiai sveikinu iš vienos pusės ir labai dėkoju už dalyvavimą šiandieninėme podcaste ir pasidalijimą vertingą informaciją. Ši laida yra Mikrotekst tinklalaidžių serijos dalis, parengta pagal Erasmus Pliusas projektą, kurio tikslas skatinti tvarias inovacijas ir švietimą tekstilės sektoriuje. Jei norėtumėte sužinoti daugiau apie projektą, kviečiame apsilankyti projekto interneto svetainėje. Ačiū, kad klausėtės ir kviečiu sekti kitus Mikrotekst tinklalaidžių serijos epizodus. Ir dėkoju profesoriai už išsamią informaciją. Ačiū.